Nieko čia nėra. Žievė. Tuščia, tas nereikala. Miltos. Duok žaibą rūšiuok. Ką? Nu, tai duok žaibą rūšiuok. A jūs gal iš vis rengti esat? Tai tu nerūšiuoji? Ne. O kaip reikia rūšiuoti? Tik nesišėtai. Viską reikia surinkti. Viską. Garsiau. Popierius. Kas čia tokie? Čia yra šiukšlinės. Skirtos rūšiavimui. Popierius į mėlyną šiukšlinę. Čia. Stiklas. Į žalią. Kas čia tas? Plastikas. Plasmasė. Į geltoną. Čia plasmasė. O pavyzdžiui, kuris į ką tokią mestumėm? Į stiklą. Tikrai ne. Leidžiame pagalvoti. Antras kartas. Žinau, į pitą. Ne. Gerai, vis. Ne. Dabar tu gausi išimti ir įmesti čia, nes Pirktum? Per gilu? ne per galų tai paimti. Ir pasiimti. Neina. Eina. Turi paimti. Turi paimti. Tu kenksi gamtai. Taip padeda. Neina, pasiekiu. Išimkit jūs. Tu taip turi. Palaukit. Palaikykit šitą. Žiek, va. Ir tą reikia Leiskite įmesti, žiek. gal atsimens. Nu, Taigi, ko mes išmokom? Pasakau. Taigi, kuo naudingas rūšiavimas? rūšiavimas nekenkia gamtai, nes jeigu mes nerūšiuosime, mes greitai gyvensime šiukšlyne. Aš manau, kad gali tikrai pakenkti gamtai taip pat ir mes tada gyvensime tikrai šiukšlyne, tikram šiukšlyne ir Čačiau. Rūšiavimas tai yra labai geras dalykas, kadangi mes juo nekenkiam gamtai ir tiesiog greit mes gatvėse bus pilna šiukšlių ir mes nebeturėsime kom praeiti. Rūšiuoti tai padėti gamtai.